Sveiki, mėlieji. Pabursim vėl čigonišką būrimą, bet su šitom angelų kortom. Jos labai kalbančios. Čia yra taro, bet su angelų simboliais. Ir jie visada rodo stebuklus ir visada man labai įspūdingi ir stiprus būrimai gaunasi su angelų kortom. Ir paklausim šitiem žmonėm, kurie žiūri greitam laikui, tiesiog keliom dienom, tegul savaitei, kada bežiūrėsit, tegul tą savaitę į priekį būna būrimukas su šitom kortom. Ir paklausim, negalvokit nieko, ką norit, nenorit, tiesiog pasikliaukit, ką jos nori jum pasakyti. Ką nori pasakyti? Čia kas buvo? Kas bus? Ir kuo širdį nuraminsit? Taip, kas buvo? Tai gera žinia. Kažkas tai iš šitų žmonių, kurie mane žiūri, gavo kažkokią žinią. Gavo žinią iš kažkokių tai gal valdiškų namų, kaip sakoma, kortose. Žinot, tai yra labai kažkas tai tokio pranešimo apie kažkokį galimybės jum. Kažkas, kas žiūrit, turėjot praeitį kažkokią galimybę, kažką galėjot gauti, pasiekti. Ar jūs priėmėt tą, ar atsisakėt, tai jau čia jūsų reikalas. Ir dabar ateitis. Kas bus? Tai yra oro karalius, kardų karalius. Kardų karalius, jisai karingas, jisai diktatorius, jisai truputį despotas, bet jeigu norit nudersti kažką padaryti, savo gyvenimą pakeisti, reikia save suimti į rankas, reikia pakovoti už save, reikia kažką tai tokio atlikti, kur reikalaus intelekto, proto, nes kardų stichija tai yra intelektas, protas, išmintis. Ir jums teks būti išmintingam, būti tam tokiam diplomatui, protingam ir kad savo gyvenime nepadarytumėt klaidų, labai atsakingai viską organizuoti. Čia šešetas monetų, tai išėjimas iš visų problemų. Tai išėjimas iš visų sunkumų, finansinių. Penketas tai yra tas skurdas, tas nepritekliai, o šešetas jau proveržis. Proveržis link sėkmės. Tai yra tas startas, jau geras žingsnis į priekį, kur jūs prasiveržėt. Ir tai angelai saugo jum, linki to ir jum padeda. To ir aš linkiu, mylėjai. Sėkmės jums, būkit drąsūs, būkit ryžtingi. Reikia už save visur kovot. Ir šiais laikais, kaip taip sudėtingas yra gyvenimas. Ir žmonėm tenka už save labai pakovoti, už savo ateitį, už savo vaikų, anūkų ateitį. Būkit tie kovotojai. Nebūkit abejingi visiems, kas nori iš jūsų atimti tą pinigėlį, nenori leisti, kad jūs sotus ir turtingi būtumėt. Jūs nepasiduokit, jūs priešinkitės, jūs neleiskit būti save valdomiais tokiais avių banda. Būkit tie žmonės, kurie sugebės kažką pakeisti savo gyvenime. Jūs esat tas slenkstis, per kurį peržengs jūsų karta, kur peržengs jūsų vaikai, jūsų anūkai. Jūsų ateitis, tai ir jūsų visos giminės ateitis. Jūs esat tie, kurie gali tą ateitį
padėti geresnę turėti bent jau jūsų vaikam. Linkiu jums sėkmės ir drąsos savo gyvenimo kely.